Labas. Laiks, ne jau? Jau pats laiks atsidurti čia, ateiti pas mane. Labai džiaugus, kad atėjo. Labai džiaugus, kad prisijungė ir prisijungė pavyzdėti šitą video. Tai, ką mata iš antraštis, likes, jeigu mata šitą video savo feedį, reiškia, tu jau esi susitapatėjęs su energija, kad aš išleidu, o ta energija yra, kad likes atsibosti, likes atsikelti, likes pripažinti ir likes pamatyti ir tikrai žinoti ir suprasti, kas tu esi ir ko tu atėjai iš šitą pasaulį. Tai niek ypatinga aš tau čia neturiu priborti, prigydyti, pripasakoti, bet ko aš noriu bent jau duoti tau, bent jau pasėti sieklą, žinai, kad suvoktum, kas iš tikrųjų tu esi ir ko tu čia darai ir kodėl tu čia iš vis atėjai. Tai labai paprastas dalykas. Tai, žinai, viskas, ko tu meta aplink savi, savo namus, savo šeimo, gamtą, viskas, ko tu meta absoliučiai aplinkau, esi tu. Jo, tu esi medžiam, tu esi augala, tu esi žolins. Ir aš neabejoju, kad tu esi jau girdėjęs šitą dalyką, bet aš to papasakosiu giliau, kodėl. Nes tai yra visata. Tai yra dalis tas pačios jūros, kaip sakant. Dabar žiūrėk, ir lašelis, ane, ir yra jūra didžiausia. Kaip manai, ar tas lašelis ir ta jūra yra du skirtingi dalykai? Ne. Tai ir tas pats, nors ir gali būti iš kito pasaulio krašto, tai bus tas pats lašelis iš tos pačios jūros. Norėjau sakyti, iš to pačio prūdą. Tas pats variantas. Bet esmė supranti, ne? Tai supras tokį dalyką, kad viskas, kas yra, ir Dievs. Ir viskas, kas yra, esi to. Absoliučiai. Tai mylėk. Dėkok, džiaugiais gyvenimu, ko laukti, visuomenė tau sako, kad tu negali verkti, visuomenė tau sako, kad tu negali būti laimingas ir dirbti kokį ten darbą paprastą, kad tau galbūt dabar šiuo momentu nepatinka. Ne, tu gali. Kokias definicijas yra tavo galvo? Jeigu tau darbas yra bloga, tai reiškia, tavo definicija kažkokia ir netokia. Kažkodėl tu mana, kad tu teisingiausias tavo definicija ir žinoti ir galvoti, kad darbas tau ir negera. Tu uždirbi pinigus. Tu cirkuliuoji tus pinigus, toms išleidi, tu daudi kažkam kitam, kad nusipirktų valgyti. Supranti? Žiūrėk iš visų perspektyvų, nes bet koks negatyvus, koks atėsi tavo gyvenimą, tu gali pakeisti pozityvų ir pamatyti kaip galimybę pastebėti ir pakeisti. Tai einam va prie to, ne? Prie tavo tas magijais. Jeigu tu nori atsibosti, tu turi suvokti, kad tu nesi tu. Rimta? Tu nesi tu. Dabar ko aš turiu omeny ir žiauriai paprasta situacija. Viskas, ką tu dabar matai, kaip tu funkcionuoji, ką tu darai, didžioji dalis ir valdoma tavo pasąmonės. O tavo pasąmonė ir kaip kompiuterio saugykla, vadinama ego. Tai, kaip tu buvo mažas arba maža, nuo 0 iki dažniausiai 6-7 metų, tu tik gimė, kaip tu tik išėjai į pasaulį, tu pradėjai programuoti, telepatišką imti informaciją iš savo šeimos, iš savo aplinkos, iš savo tėvų, draugų, ten giminės, visko, ko tu matė televizorių, žaislų net, visko, ko matė, pradėjai programuoti savi, kad išgyventum. Tavo tikslas buvo išgyventi. Tu net nesuprata sąmoninga, bet tu darė dalykus, kad buvo, tiesiog, kad labiausiai tau made sense, kad labiausiai tau didžiausia tikimybė, kad tu būsi pavalgydintas šiandien. Tai tu paėmė labai daug dalykų. Tu paėmė ir iš tėvų pykti, tu paėmė iš tėvų limituojančius tikėjimus, kad tau dabar trokda gyventi, arba gal netrokda, vis turėjom skirtingus, ne? Tai tu paėmė labai daug dalykų iš to. Ir tu prisiprogramava ir po 6-7 metų tau ego, aš esu, koks šitavo vardas gali būti, aš esu Agnė, aš esu Akvilė, aš esu Romena, aš esu Andrius,
aš esu Tomas, tau ego ton sako. Identifikuojas tavo ego kaip tu. Tai įsivaizduoji tą dalyką dabar. Tu nesi tu. Suprant, kas dabar per tas akis žiūri, kur tu žiūri? Kas? A tavo ego ar tu? Dabar atskirk. Tavo ego yra tas, katras pastovė tau šnekvėjus po galvą, katras sukel tau stresą, katras sukel tau visokius mintis, katrų tu net nenori matyti, nes atsirand pas tai. Tas ir tau ego. Dabar jis daug dušiais. Dažniausias variantas, geriausias variantas. Dušinys, ne? Maudas ir įsijung tau radijas, pradėd muziką gruoti. Ir buvę. Kaip įsijung muziką, ne? Arba kažkas pradėd tiesiog, kažkoks mintis, čia tas tą pagalvoj, galėjau pasakyti tą, tada primėt. Vais tai dalyką, ten ir ne tava, nes tu nepagalvoji, o dabar aš sąmoningą paimsiu ir sugalvosiu tik scenarijų ir į to nedėjai šitas dabar ir pradėsiu šitą savo kurstyti nesąmonį smegeniais. Taip nebūn, čia tavo ego daro savo dalykus, kaip automatiškai, kaip kompiuteris įsijungis, ir leid tau. Ir ant tau kiškuoja kasdieniniam gyvenimui tobulėti. Tai ton dabar tu turi pats pirmas dalykas, ko tu turi padaryti ir suvokti. Suvokti ir suprasti, kad tu nesi tavo ego. Tu esi siela šitam fiziniam kūne laikinai. Tu esi laikinai čia šitam fiziniam kūne. Fizinis kūnas nebus per amžius. Jis čia bus laikinai ir tu atėjai čia su misija savo. Tu atėjai su pamokom savo. Tai tu dabar turi atsibosti ir suprasti, kas tu esi iš pirma ir kuo tu čia atėjai. Nes mes visi atėjom su savo skirtingom misijom. Tai va, dabar žiūrėk dar vienas dalykas. Kaip dabar man reikia suprasti, kad aš esu ne aš, kad aš esu ego. Ane? Nu, tipo, mani valdo ego. Kaip man reikia atskirti? Kaip reikia man mintis atskirti? Lengva praktika. Pasimk savo ranką dabar. Turi ranką, ne? Ir dabar žiūrėk į savo ranką. Žiūrėk teisę, į savo ranką dabar. Matyk pirštus visus, matyk visas linijas. Daug pilna fokusų savo ranką. Ir dabar bandyk pajausti. Pabandyk pajausti šėlmą ant savo delną. Pabandyk pajausti elektrą. Kažkokį tokį jausmą, kur sunkia paaiškinti, ne? Pabandyk man pajausti. Ne? Jauti? Tai tas jausmas, čia ir tavo vibracija, čia ir tavo energija, ana garon. Ir ana garon nuo visko, nuo medžių, nuo tavis, nuo visko. Nes viskas, kas yra, tas ir visata. Ir tai viskas vibruoja savo vibracijai. Ir viskas garuoja. Tai va, tu turi energiją. Ir dabar tu bandyk pajausti man, ne? Tu mata, tai dabar kas man junt? A tu ar tavo ego? Kaip mana? Sąžininga, sąmoninga. Kas man junt? A ne? Gera. Noriu pasakyti, kad jau tu junt. Ok. Tai dabar stebėk ton, katras steb ton jausmą. Būk stebėtojas stebėtojo. Tai dabar ir stebėtojas, katras tu esi tavo ego stebu to pačiu šitą tavo energijai. Ir to pačiu esi tu, tavo siela, katras steb tavo ego, kuris steb šitą energiją. Supranti? Gal truputėlį biškį ištrakt laiką, kol pagausi. Bet stebėk stebėtoj. Kuo dažniau tu tom padarysi, ir tau nereikia kiekvieną dieną žiūrėti savo rongą, žinai. Tiesiog proti savo. Fiziek ir jausų, kokius jausmus jaut stebėk. Tiesiog stebėk savi. Pas pirmas žingsnis. Stebėk. Stebėk, 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 stebėk. Ir kuo truputėlį greičiau tau pavyks atskirti ton linijai tarp tavo ego ir tavis, kad ta linija pasikeistų ir kad tu galėtum pradėti savi tobulinti kaip siela ir fizinį kūną. Nes dabar tavo fizinį kūną ir tavo siela valdo tavo ego. Nes jis galvo, kad yra ant tavo ego. Jis galvo, kad jis ir tu. Ane? Tai tavo tikslas yra suprasti. Tavo tikslas yra atskirti. Ir tau reikia tiesiog pradėti ir suvokti. Tai labai paprasta. Pradėk suprasti, pradėk suvokti, kad tu esi tu, ne tavo ego, ne šits fizinis kūnas. Tu esi siela. Tu nesi tas vardas, kuris ir šitas apvadins šitas fizinis kūnas. Tu nesi tai. Tu nori identifikuotis kaip tai, bet turi suprasti ir iš tikrųjų pradėti gyventi gyvenimą kaip ne tai. Pradėk gyventi gyvenimą kaip kažkas, kas ir viduj ten. Tai va, čia ir man transmisija šiandien tau. Ir aš labai
labai esu dėkingas, kad pasirodė šiandien čia ir tiesiog noriu pasakyti, kad aš tai myliu, kad aš labai didžiuojuos, kad tu čia atėjai, kad tu nori tobulėti ir tu atsidūri šitą vibraciją, atsidūri šitam dažnį, kad pritrauktum šitą video. Ir noriu pasakyti, kad daugiau pamokų tau ateis vėliau, kai tau bus lemta. Tai va.